Labas rytas dar kartą visiems. Sveiki atvykę į mūsų, iš tikrųjų, pirmas toks formatas. Tai yra apie mentorystę, Express mentorystę, kur daugelio metų, daugelio veiksmų patirtis sudėta tarsi į vieną koncentratą. 4 valandų, 4,5 valandų kursas. Tai yra praktinė ir teorinė dalis. Čia ir dabar, kad iš bet kurio kampelio pasaulio galėtumėm visi apsijungti, mokytis, susipažinti, dalintis patirtim ir kartu klestėti. Taip, aš esu Jolanta Puzienė, tuoj trumpai prisistatysiu. Trumpai, kas mūsų šiandien laukia, kam nusiteikti. Jo, didelius indus žiniom jau turit, kaip girdžiu, paimkit dar rašiklį, kad galėtumėt tame inde savo kūrybos pridėti, savo kūrinį kurti. Taip, vandens, mūsų godžiai sulčių, laiks nuo laiko pasiimam, gurkštelėjam, laiks nuo laiko paimam eterinio aliejaus, įkvepiam, kada jausim, kad norim pastiprinti ar giliau kažkokį insightą priimti. Aš taip pat su savim turiu nitro, net šiandien 2. Tai yra produktai, kurie visada su manim tada, kai mokausi, keliauju, ypatingai turiu ne po 1 ar ne po 2. Noriu palinkėti jums smagios šiandien dienos ir pristatysiu trumpai dar kartą programą, kas mūsų laukia. Turėsim trumpas pertraukėlės, todėl labai kviečiu pasiplanuoti, pasižiūrėti, kad tikrai visur spėsit ir arbatų pasidaryti. Ir planuojam mes baigti šiandien iki 2:30. Taip, mano tema, su kuria aš pradėsiu, nes šiandien iš viso bus 7 temos. Su mūsų lektoriais komanda paimsim, kaip aroma verslą kurti iš visų pusių. Bus labai daug praktinių dalykų, patikrintų, praeitų, pragyventų. O mano tema apie aplamai aroma verslo esmę, vertybės, kaip mes kaip Lietuva tame atrodome, tam tikrus ypatumus iš savo patirties. Ir noriu pradėti šiandien mūsų pranešimą trumpa istorija. Ant ekrano, jeigu jūs matot, ar jūs matot paukščiuką, mielą paukščiuką, ir ateina mokinys pas savo išminčių ir sako, na, jeigu jau tu čia toks išmintingas, protingas ir visoks koks, tai atspėk, mano delnuose paukščiukas jis yra, jis gyvas ar negyvas? Kaip manote? Komentuokit, rašykit. Išminčius įkvėpė, iškvėpė, žiūri jam į akis ir sako, viskas tavo rankose. Tai ir šiandien mūsų lektoriai tikrai išminties turėjo patirties labai daug, bet viskas, ką su toje patirtim, žiniom šiandien gautom jūs darysit, yra jūsų rankose. Mes padėsim atskleisti, įkvėpti tam paukščiukui, kad jis visada būtų gyvas, kad skristų, kad jūs galėtumėt jį tuo žavėtis ir patys savo rankomis kurtumėt savo pačių šedevrus. Tai tokia istorija pradedu. Ir dabar, gal ne visi mane pažįstat, trumpai apie save, būtent šiandien temoj, kadangi šiandien diena skirta mentorystai. Tai per mentorystę noriu trumpai ir prisistatyti. Visus 10 metų būdama aroma versle ir augindama savo vaikus nuo tokių mažiukų 2 metų iki šiandien jau visų aukštesnių už mane, nuolat ką dariau, tai tobulinau savo profesinius įgūdžius tiek per produktą, tiek per verslą, tiek per eterinius aliejus darbą su savim. Tai yra aroma coachingą esu pabaigusi, olfaktoterapiją, diplomą apsigynusi, tose žiniuose taikiau, tikrai individualiai dirbau, aroma psichologija, tai irgi į mūsų mentorystės, lyderystės temą labai tinka, darbas su savim ir darbas su kitais. Vadovų įvairios studijos pabaigtos ir šiuo metu studijuoju. Ir praktinis mokymasis turbūt mano akimis yra pats vertingiausias, tai esu pravedus daugiau kaip 14 mastermind grupių, tai yra darbas su grupe, su komanda. Ir net paskaičiavau, kad tai yra virš 776 valandų praleista grinai grupiniai mentorystai. Tai šiandien mūsų irgi grupinės seminaro ciklas,
kuris susideda iš daugelio komandų darbo su grupėmis ir su komandom. Ir šitam versle trumpai apie mane, kur mano visada kryptis, yra mano asmeninė atsakomybė, tai yra už to žmonės, tos lyderius, kuriuos pati asmeniškai prisidedu atsakomybę, kad jie augtų, tai yra 10 Silver Plus, nors visoje organizacijoje mūsų yra virš 30. Šiuo metu aktyviai dalyvauju 3 mastermind grupėse. Ir viso tokia bendra organizacijos atsakomybė už visą, tai yra 5831 organizacijos narių, vakar pasižiūrėjau ir rašiau tą skaičių. Tai apie mentorystę noriu pasidalinti viena naujausių mano dovanų. Esu iš komandos daug gavusi įvairių dovanų apie per mentorystę, už lyderystę, su įvairiom nuotraukom. Vieną iš jų matot jūs nuotraukoje, puodelis per Kalėdas už mentorystę. Kitą jūs matot žemėlapį, kad mūsų komandos, mūsų bendruomenės augtų ir plėstytųsi po visą pasaulį. Tai man jos yra labai labai vertingos ir dėl to nenustoju su visais kurti toliau būtent tos filosofijos per aromą lyderystę, mentorystę ir visą verslą, kuriame klesti daug žmonių. Aroma lyderystės mokyklą, mes tokį kaip skėtį vadinam, jam yra 4 metai, šiandien simboliškai Živilė apie tai pasako, matyt, Živilė su tavo kažkokia burtų lasdelė viskas užsisuko į kitą lygmenį, į kitą kokybę darbo. Ir aroma lyderystės mokykla apima labai daug įvairių formatų. Kai kas iš jūsų esate dalyvavę verslumo bendruose maratonuose, mes jų turėjom 5, ten po 2, 3, 4 mėnesius. Kas dalyvavot, parašykit dalyvavau. Toliau, lyderystės savaitgalis, kuris artimiausių metų laukia mūsų prie jūros, tai yra Vanagupė, 5 žvaigždučių, ne tik viešbutis, bet ir turinys, su spa, su vakarienė, su kartu pabuvimu. Šiandien beje paskutinė diena, kada galima palankiausiam kainom ten patekti. Toliau, kas dalyvavot jau Vanagupė, irgi parašykit Vanagupė. Aroma žygis, po Aroma lyderystės mūsų mokyklos skėčių ir Aroma žygis sustartavo pernai su mūsų nebūtinai tik Silver Plus, bet ir komandos nariais, kurie labai daug prie to prisideda, tai Gintarė Židelienė ir Audronė Meldžikienė. Šiemet rugpjūčio 10 vėl jau yra suburta komanda, mes tęsim ir švęsim 10 metų būtent Young Living Aroma verslo Lietuvoje startą. Toliau produktų edukacijos sprintų esam padarę tikrai virš 10, gal virš 12, paskutinis vienas toks vainikuojantis ilgiausias buvo, kas dalyvavot longevity, ilgamžiškumo, Vilmos Sirvidienės, būtent tam sprinte ilgajam 100 dienų, kas dalyvavot, rašykit longevity, ilgamžiškumas. Kas turit po ranką ar bent jau matėt ir žinot, kas tai yra, parašykit vadovas, kad tai yra sukurta irgi Aroma lyderystės mokykloje vadovo mokomoji medžiaga, tai 12 savaičių kelionė iki executive, viskas surašyta, sudėliota. Asmeninė mentorystė visą laiką mūsų mokykloje, mūsų lyderystės, Aroma lyderystės temoje nuolat vyksta, kur visi lyderiai asmeniškai už rankytės veda kitus žmonės į tą sėkmę. Ir hubai taip pat mūsų lyderių dėka, aš esu kaip laidininkas, jau bus gegužį, birželį metukai, pirmi metukai, kada hubai vyksta Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Utenoje ir Londone. Žinau, kad be 5 minučių šiandien vyksta irgi hubo susitikimas, tai kai kas gal spės dar šiek tiek padalyvauti. Didžiausi linkėjimai ir kviečiu dalyvauti gegužės 21 Vilniuje, Klaipėdoje gegužės 16 ir jau šį antradienį Kaune, balandžio 30 pasimatom hubuose. Tai yra formatai mūsų Aroma lyderystės, mūsų lyderių visų kuriami, prisidedami, kur žmonės savo iniciatyvom, savo kūrybiškumu daro tai, kad visai bendruomeniai, mūsų Aroma bendruomeniai būtų kuo palankesnės sąlygos visiems klestėti. Taip, dar kartą, šiandien formatas yra daugiau tokia teorinė medžiaga mes eisim į kambariukus 10 minučių, būkit pasiruošę kameras, kalbėti, bus ir praktinė dalis, bet didžioji praktinė dalis bus Vanagupėje, bus mūsų lyderystės savaitgalyje, birželio 1-2 dieną, kur bus dar daugiau lektorių, dar ir kelios Sigitos prisidės ir vyrų kompanijai turės. Ir ten bus grinai masterclass, kur mes treniruosimės, praktikuosimės čia ir dabar.
Tai šiandien gali truputį pailsėti, ar ne? Kiekvienas lektorius kalbėsim apie 30 minučių ir 10 minučių praktikuosimės. Tai ypač per praktinę dalį nepabėkit, įsijunkit kameras, kad būtų maksimaliai kokybiška. Dabar, kadangi visa mūsų šiandien diena skirta tam, kad jūs augtumėt, kad jūs kurtumėt verslus, kad jūs gautumėt čia daugiau negu tik finansus, bendruomenės kurtumėt, savijautą gerintumėt ir viską, ką duoda būtent Aroma verslas, Aroma lyderystė su Young Living. Ir noriu trumpai papasakoti apie save, savo kelionę. Šiandien kiekvieną didžiąją dalį, bent jau iki goldo, jūs detaliai matysite, ką reikia daryti, kaip prie to prieiti. Ir mano kelionė prasidėjo 2014 metais, kaip jau išgirdot, rugpjūčio mėnuo buvo, kad aš gavau pirmą startinį rinkinį ir aš priėmiau sprendimą iš karto eiti į top aukštumas. Aš taip su savim susitariau, kad man nėra kito pasirinkimo. Taip, dar iki silverio aš truputį dvejojau, ar aš čia tikrai darau, bet iki galo rinkausi savo vidinius perlus, vidinį stuburą stiprinau. Ir silverio aš padariau per 8 mėnesius nuo starto, po to nuo silverio aš padariau goldą, tai yra per 7 mėnesius nuo silverio, tai buvo 2015 spalis, pajamos jau ten prasideda nuo 3000 eurų, pirmosios mano silverio pajamos prieš 10 metų tai buvo 1500, atrodė ir tada nebuvo dideli pinigai, bet tai buvo prieš 10 metų, bet tai buvo pajamos, kurios kaip mechanizmas jau kūrėsi, kuriame auga daug žmonių ir kiti tame uždirba ir gerina savo gyvenimą. Sekantis, tai kiekvienas šitas rangas dovanojo keliones, tikrai keliavom ir jūs galit keliauti, kai kas jau irgi buvot ir goldo retrytuose. Po to platiną aš padariau per 2 metus, nors vienus metus labai gerai atsimenu, kad stovėjau vietoje su apyvartom, reiškia, turėjom kaip komanda subręsti, subrandinti, kažką išmokti, nes kiekvienas rangas, dar kartą primenu, tai nėra kažkoks va čia, ženkliukas, dar ne, tai yra apie tai, kad mes tampame kažkuo kitu, mes pereinam į kitą lygį kaip lyderiai, kaip mentoriai, kaip asmenybės. Ir platiną padariau per 2 metus ir pajamos tada prasidėjo, nes aš lygiai 100 000 uždariau, prasidėjo nuo 6 000 eurų, atsimenu, su centais. Ir po platinos per 3 metus jau pasiekiau deimantą, tai buvo lapkritis 20 metai, karantinas, kada nebuvo net ką apsikabinti ir pasidžiaugti kartu, vienintelė, kad mano sesė galėjo atvažiuoti į namus su dideliam rožėm ir tikrai švęsti tą ilgą kelionę. Ir pirmosios vakar irgi pasižiūrėjau, tai koks tas tikslus skaičius pajamų buvo, deimantinis, tai buvo pirmas tas įkritusi suma deimantinė, tai 13 775 eurai. Specialiai tą pažiūrėjau, nes žinot, kai praėjo jau 4 metai, užsimiršta labai greitai, mes priprantam gyventi prie naujo gyvenimo būdo ir tai tampa norma. Tai dalinuosi savo istoriją, nes visą tą patirtį sudėjau seniai į knygą, tiek pradedančiam, tiek pažengusiam apie tą mąstyseną, nes tai yra mąstysenos pokyčio laipteliai, kaip sakiau, asmenybės. Tai va toks buvo mano kelias, kiek galėjau visą laiką stengiuosi sudėti kažkokius instrumentus, kad daugelis žmonių galėtų pasiimti savo bent po vieną mintį, kur juos augins ir ugdys. Žodis aroma kiekvienam iš mūsų daug reiškia. Jeigu kam dėkit širdeles. Ir iš to aroma aš matau tame gilį prasme kiekvienam iš mūsų aroma mentorystė, lyderystė. A žodyje yra 2. Tai yra apie augimą, apie atsakomybę, apie tobulėjimą, apie tą paukščiuką, ar ne, kad tai mūsų rankose. Toliau tame žodėje labai ryškiai matosi žodis Roma. Na, Roma visiems asociacija, kad visi keliai į vieną tikslą, ne? O tas tikslas yra klestėti visiems, būnant šitoje Roma lyderystės bendruomeniai. Ir tada dar kūrybiškiau kviečiu pasižiūrėti, apversti aukštyn kojom, perskaityti tą žodį iš kitos pusės ir tai skamba amora. Amora kaip amorė, tai yra apie meilę visam procesui, apie meilę žmogui, apie meilę sau, viską daryti mėgaujantis, bet tuo pačiu prisimant aiškiai atsakomybę.
Ir va čia du suderinti dalykai. Ir šiandien diena noriu, kad jūs paskirtumėt pirmiausiai peržiūrėti save kaip lyderį su visa atsakomybė prieš save, su meilė savo, su įsipareigojimu savo ir po to šitą kaip žiedą vis labiau ir labiau skleisti į didesnę aplinką. Pradžioj galbūt į šeimą, į draugų ratą, į giminę ir taip kurti didesnę bendruomenę, kurioje vienintelis tikslas, tai kad visi klestėtų. Šiandien mūsų lektoriai kiekvienam labai norėčiau priskirti iš to aroma žodžio, papildyti jį kaip dar kitais žiedais. Kiekvienas lektorius yra unikalus, apie jį dar kiekvieną aš norėsiu atskirai pasakyti. Dalią Valaitienę aš vadinu kaip džiaugsmo mum pavyzdys, kuri galėtų, vat, kaip tas išminčius, sėdėti ir jau sėdėti pati savo kokią fainą, jinai rodo kaip smagu, kaip linksma, kaip džiaugsminga tobulėti ir vystyti čia verslą. Inga Paužalienė šiandien tai yra žmogus, kuris pilnas įvairių įrankių ir kas man gražiausia, kad jinai tuo savo, kaip šiandien pasakė, dubeniu gražiu, perduoda, jis visą laiką pas ją pilnas ir jinai dosniai dalinasi su kitais. Ir jinai tavo parodo, kad dalinantis su kitais tavo pilnas visada bus dubuo, visada. Živilė, kur irgi šiandien trumpai pasisakė, man tai yra atsakomybės, va to aroma, atsakomybės žmogus per discipliną, kad jos gyvenimas, jos norai priklauso nuo to, kas jos rankose. Ir tai jinai demonstruoja savo veiksmais, savo pavyzdžių. Vaida tai yra profesionalumo, kur vieną detalę galima labai į gilį, labai inovatyviai pateikti, naujoviškai, nestovėti vietoj, tai yra apie tą nuolatinį augimą, ne, su įrankiais. Ir aišku, Vilma Sirvidienė, tam, kad mes nesėdėtumėm uždaroj savo dėžutėj, o plėstumėm, didintumėm tikslus kuo daugiau. Ir juos ne tik didintumėm ir įtampą keltumėm, kaip aš čia dabar tai gyvendinsiu, bet su pasimėgavimu. Vat apie tą amorę. Tai mūsų visi šiandien lektoriai būtent apie tai, tam, kad kurtųsi gausa. O gausa kūrėsi, aš noriu jums pasakyti, nes daugelis būna ateina į tinklinį marketingą ir tikrai yra tas, kad prižada, ateik į tinklinį marketingą, tau nieko nereikia daryti ir viskas bus labai faina. Va čia, va, kur viskas krenta. Taip, čia yra labai daug galimybių. Mes galim susikurti tą keliauti, turėti bendruomenę, augti kaip asmenybės ir kaip profesionalai, turėti komfortišką tą materialų gyvenimą. Bet visa tai stovi, kiek mes kuriam vertės kitiems. Kiek mes įdedam pastangų tam, kad augtų kiti. Tai mūsų šiandien mentorystės programa ir skirta tam, kad jūs augtumėt, nes kuo jūs labiau augat, vystatės, mes ieškom įvairių įrankių, kuriam vertę. Ir taip pačiu, kaip pasekmę, mes turim patys visą tą savo pilnavertišką gyvenimą. Ir kaip įrankį svarbiausia mes jau turim rankose, ne? Abiejose tai tikrai. Rekomenduoju tikrai eterinį aliejų Believe visada, nes tai yra mūsų ašis, tai yra darbas tarp dviejų ausų, to tikėjimo. Faktas, kad jo visada pritrūksta, būna, nes einam per iššūkius, einam į naują laiptelį. Tai jo aromatas visada padeda bent jau man tokio sustiprinti save ir o kaip aš noriu, kaip aš matau. Godži sultis tai yra mūsų fizinio kūno, tai yra mūsų energijos, mūsų gero polėkio produktas. Ir 3 eteriniai aliejai. Motivation, apie motivation daugiau kalbėsiu pirmadienį, atrask iš naujo projekte. Acceptance, kada tenka priimti ir klaidas, ir savo, ir kitų, ir situacijas. Ir priimti tuos tikrai sprendimus, kad ir ne visada jie palankus visiems, ne visiems patinkantis, bet kalbant apie aroma lyderystę, apie aroma mentorystę, šitas va paketas, jis toks kaip pamatas, pagrindas, kuris padeda pirmiausiai jum išlaikyti savo poziciją, savo matymą. Trumpą apžvalgą. Kągi mes kaip komandos vieną iš tų ingredientų produktą mes turim keliones, galim pasiimti, jas galim nepasiimti, keletas tikrai iš mūsų tokių didesnių kelionių, tai yra ir Valencija, ir Kroatija, ir Provansas ne vieną kartą, tikrai ne vieną,
ir Bergamočių ūkyje lietuviai keliavom pernai beje, netaip seniai, kaip tik balandžio mėno, ir Havajai, ir Amerika. Ir Lietuvoje mes mokam labai smagiai linksmintis. Jeigu nedavažiuojam iki Havajų ar iki Provanso, tai mes ir Vilniui surandam smagius spa. Ir į Palangą atvažiuojam, va čia mūsų nuotrauka, kuri tarnauja jau 4 metus, tai kviečiu, kas būsit Palangoj Vanagupiai, prisijungti prie bendrų nuotraukų, nes tikrai turėsim ir darysim naują vizualą. Va, džiaugiamės, skinam derlių, dirbam, važiuojam į plantacijas ir švenčiam Kalėdas kartu. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad mums paprasta tai daryti, nes mes esam arti gamtos, mes esam gamtos vaikai, mes turim galimybę prisiliesti prie to, mes turim galimybę dalintis tą kokybę ir kurti per tai ateitį. Va čia pat, nuo savęs. Nes Young Livingas viską mums yra padavęs. Tai yra ir mokslą, ir tyrimus. Kompanija eina į ekologiją ir išlaikant tą visapusišką pagarbą tiek čia ir dabar vienas kitam, žmogus žmogui, tiek gamtai. Mums lietuviam tas labai labai svarbu. Noriu šiek tiek trumpai dar apie Lietuvą. Šiuo metu Lietuva, Europoje mes esam top 10. Mano vizija, mano matymas, kad per ateinančius 5 metus mes būtumėm 5. Prisiminkit, 5 metai 5. Todėl, kad mes turim tam pagrindo. Čia ne šiaip apie svajonės, apie vizijas, o čia jau išeinant iš to, kad mes turim didelės, tvirtas, profesionalias komandas ir lyderius vedlius. Mes esam šiuo metu stabilus, nuoseklus, einantis, atkakliai, esam darbštus. Čia beje naujausia, ne naujausia, bet būtent iš kruizo nuotrauka su Gario Jango sūnum ir jo žmona. Va, kodėl tai yra mūsų stiprybės, kad mes esam nuoširdus, darbštus, mėgstam keliauti ir per tai mes galim surasti labai daug įvairių kitų žmonių kitose šalyse ir vystyti, plėsti mūsų verslus taip, kaip kažkada Lietuva ir dabar lietuviai garsėja tikrai pasaulyje savo unikalumu, savo kūrybiškumu, savo darbštumu ir savo elegancija. Esam subtilus, per tai mes esam kūrybiški, mes kuriam įvairius aroma verslo formatus, gražiai pateikiam, giliai, tuo pačiu esam kuklus ir drąsus, maži, bet labai labai galingi. Top 10 Europoje yra, aš skaitau, kad tai yra stipru. Ir kas nuostabu, kai važiuojame konferencijas įvairias, man nuo pat pradžių buvo labai faina matyti, kad Lietuva yra matoma. Yra vertimai į lietuvių kalbą šalia tų garsių didžiųjų kalbų. Lietuvos vėliava yra iškeliama ir kiekvienas iš jūsų prie to prisidedat. Taip mes mokomės kalbas, per tai mes galim vystyti kitose šalyse verslus, švęsti, džiaugtis, mėgautis tuo procesu, kaip šiandien ir Vilma dar parodys. Ir jau turime svarbiausią ingredientą. Turim didelę patirtį versle ir produktuose. O dabar kviečiu pasiimti jūs sąsiuvinuką, pieštuką, tušinuką ir atsakyti savo, kaip manote, ko artimiausių metų žmonėms tiek Lietuvoje, tiek pasauliui labiausiai reikės. Į kur eina pasaulis? Jūsų matymu. Greičiausiai gal jūs jau ir žinot, turit pajautimą, bet dabar užfiksuokit. Kaip manot, ko, 5 dalykus, su 5 šiandien pabūkim, 5 dalykus, ko žmonėm ateityje labiausiai reikės. Jeigu trūksta idėjų, pažiūrėkit į ekraną ir galit nusirašyti, pasižiūrėkit, tiesiog ilgai negalvodami, užrašykit. Ko? 5 dalykus. Kas neturi tušinukų, gali turi telefonus, arba gali tiesiai į čatą parašyti čia. Parašyt jau, ar ne? Pamojuokit man, arba sakykit, ne, Daiva parašėt, ne, matau.
Gerai. Dabar iš tų 5 pasižiūrėkit, o jeigu reiktų išsirinkti tik 3, kas tai būtų ir juos va taip apibraukit ryškiai, iš 5 3. Ir iš tų 3 bent vieną parašykit čiate, kaip manote, kas tai pagal jūs. Bent vieną. Eisim į komandas, į grupinį darbą, ten galėsit plačiau pasidalinti, tikrai skirsim tam 10 minučių, kad jūs susipažintumėt, tarpusavį pasidalintumėt, bet bent po vieną dabar parašykit. Laisvė, tikrumas, saugumas, tikrumas, laisvė kelis kartus, gausa, prasmė, emocinė darna, labai pritariu, savęs pažinėjimas, tobulėjimas, super. Laisvė, kiek, taip. Saugumas, taip, saugumas ir laisvė, taika, laisvė rinktis, bendrystė, emocinė darna, harmonija. Kaip ačiū Jums, kad Jūs dalinatės. Kodėl aš to Jūsų klausiu? Nes aš manau, kad aroma verslo, aroma lyderystės, aroma mentorystės mintis, ką mes darom jau 10 metų, tai yra labai gera erdvė visiems šitiem dalykam išpildyti daugeliu žmonių ir netgi skirtingais gyvenimo etapais. Aš atėjau į šitą verslą, mano 5-7 svarbiausių vertybių, ties kuriom aš dabar labai giliai pati dirbu. Ir aš suprantu, kad toks kaip dalykas tobulėjimas, laisvė, finansinė ta gerovė, per kurią atsiskleidžia saugumas kažkiek, ar ne, gyvenimo kokybė, sveikata, santykiai, kūrybiškumas, profesionalumas, didžioji dalis man jų išliko per 10 metų, tik įgauna dar didesnę prasme. Ir būtent Young Living verslas, per jį mes galim žydėti visom pusėm, patenkinti savo tiek tuos svarbiausius poreikius, kas liečia apie pinigus ar ne, uždarbį, laisvą laiką, vaikams, savo, ir einant iki tų gilių, kuriuos jūs paminėjot, ir prasmė, ar ne, ir ką jūs ten dar, harmonija, svarbumas, savirealizacija. Tai būtent yra šitas projektas, kuriame nuo jūsų rankų priklauso, ką jūs galit pasiimti. Ar tokį dubenį, ar šiek tiek, ar tik pasižiūrėti. Kodėl? Nes emocijų kaip niekad, tos ramybės vidinės, esam tokiam gyvenimo etape, kad visi to ieškom ir atsakingai ieškom sprendimų, keičiam savo gyvenime. Ir eteriniai aliejai tai yra puikiausias įrankis. Laisvė judėti, laisvė priimti sprendimus, nebūti prisirišus, nežinau, ar prie konkrečios darbo vietos, ar prie gyvenamos vietos, ar prie šalies. Šitas projektas būtent leidžia ir suteikia galimybės tą daryti. Tik tai reikia savo rankom pradėti kurti arba vystyti dar stipriau patiems. Tai tą mintim ir noriu pabaigti, dar kartą pakviesti į Vanagupę birželio 1-2. Primenu, kad šiandien paskutinė diena už tą palankiausią kainą. Dar kviesiu gal čatuose Etelą, pasidalinkit nuorodom, kas turėsit pertrauką, išsisaugokit, kad dar rezervuotumėt savo vietą. Ir dabar einam į susipažinkime, pabendraukime. Tai tas 3 dalykus, kuriuos matot, kad ateitis yra tame, kad žmonės to ieško, tai savo grupėse eisim dabar po 3, pasidalinkit savo patirtim, bet svarbiausia dalykas, susipažinkite per eterinius aliejus. 3 eterinius aliejus, kuriuos išsirenkat, su kuriais gyvenat, kuriuos vertinat. Vienas nosiai, tai yra pagal jūsų mėgstamą kvapą. Mano yra Valor, būtent pagal aromatą ir visus tuos 10 metų. Antra eterinė aliejų, tai yra kūnui. Mano yra frankincenses, aš nesufleruoju, tik dalinuosi savo, kurį išsirenkat. Ir 3 sielai. Sielai tai yra tokiam, fainumui, tai meiliai savo, kur amorė kalbėjau. Mano yra rožė. Tai jūs per tai prisistatykit, kiekvienas turėsit po 2 minutės, 3 grupėse, po 2 minutės aš jums primindinėsiu, kad visi spėtumėt pakalbėti, gausit tokius primintukus, žinutės arba garsą,
Na, tai sekit ir visi trys pasidalinkit.